Jau disponuoti savo turimais kareiviais Rudi Tomjanovičiui. Alanas Hjustonas 2 taškai jo sąskaitoje yra 13, rezultatas tas pats. Vinco Carterio sąskaitoje 3 taškai po to, kai jis pataiko antrąjį baudos metimas. Netaiklus gaila, tačiau amerikiečiai dabar jau priekyje ir Vincas Carteris, koks gražus jo šuolis po krepšiu. Štai dar kartą įspūdingas ir gražus Vinco Carterio metimas. Vincas Carteris čia publikos numylėtinis, kadangi jis gražiausiai iš visų moka kalti kamuolį iš viršaus ir gražiausiai pabaiga. Įveikia varžovo gynybą, tačiau jo metimas netaiklus ir vėl išgelbėja padėtį Anthony Magdaisas. Paliktas Vincas Carteris. Taip ir turėjo būti. Vincas Carteris kala kamuolį iš viršaus. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse jis turėjo tam galimybę. Komandos draugai Mindaugui Timinskui stengiasi perduoti kamuolį, kuomet šis rungtyniauja beveik po varžovo krepšiu ir savo stiliumi Mindaugas Timinskas vis dėlto priverčia klysti amerikiečius, nepaisant to, jog ne visada jo metimai būna tikslus ir nepaisant to, jog jie nebūna tokie kaip štai šis Vinco Carterio. Taip iš jungtų Jugoslavijos krepšininkų Aleksandras Gomeris, kaip sakė, dar niekada nebuvo matęs. Vincas Carteris pataiko iš 3 taškų zonos, universalus šis krepšininkas. Zamonikas jau išrašė po vieną bloką ir tai aišku nesuteikia pernelyg didelio pasitikėjimo savimi. Vincas Carteris, o koks gražus metimas, kurio ir pradeda Jungtinių Amerikos valstijų ekipa antrąjį kėlinį, padidinama skirtumą iki 14 taškų. Prikaušiusi prie reginio aikštelėje visus krepšinio gerbėjus ir dabar pataiko Rėjus Alanas. Jo išsisuka kamuolys iš krepšio. Amerikiečiai labai greitai dabar suorganizuoja greitą ataką ir Vincas Carteris pataiko, įkaldamas kamuolį iš viršaus. Masiulis prasižengė pirmą kartą ir kaip juvelyriškai tiksliai buvo atiduotas kamuolys Vincui Carteriui, nesuspėjo savo. Jų žaidimas šiandien duoda savo rezultatų. Prie baudų metimo linijos Vincas Carteris. Atsibaigtų šį amerikiečių ataką. Lietuvos rinktinė dar turės kamuolį ir galimybę. Vincas Carteris, pataiko Vincas Carteris ir vėl amerikiečiai pirmauja 82-81. Kaip būtų buvęs kas ir po to dar pažeidžia taisyklės. 26 sekundės iki antro kėlinio pabaigos. 2 netaiklus baudų metimai ir klaida, perdodant vienas kitam kamuolį. Dabar gali kainuoti istorinę galimybę.